Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Savo kandidatus iškėlė 19 politinių partijų. Prisiekiu visomis išgalimis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Beveik 1000 pretendentų į 141 vietą. Te padeda man tėvas. Neabejokime, tarp jų tikrai yra norinčių gero Lietuvai. Jis turi patirties, turi įdirbį, žino mūsų visas problemas, o toliau lieka laukti, kokia bus formuojama švietimo politika valstybės mastu ir toliau palaikyti bendravimą, bendradarbiavimą, teikti siūlymus, pastabas, į kurias, manau, pagal galimybės bus atsižvelgta. Mes su juo dalykiškai ir produktyviai sprendėme mokyklų vadovų asociacijos problemas ir klausimus. Galiu pasakyti, kad jis atsakingai rūpinasi rajono mokyklų materialinę bazę, sporto aikštynų atnaujinimu, mokyklų renovavimu. Ir norėčiau pabrėžti, kad ir mūsų Žemaitės gimnazija su juo palaiko tamprius ryšius. Džiaugiamės, kad neužmiršta mūsų ir kasdienybėje. Visados, pavyzdžiui, yra pasveikinami abiturientai Konstitucijos dienos proga, jiems įteikiamos konstitucijos. Džiaugiamės ir tuo, kad gerbiamų Valentino iniciatyva atnaujintas mūsų gimnazijos sporto aikštynas ir gimnazistai turės geras pilnavertės sąlygas savo sportiniai veiklai. Aš manau, kad gerbiamas Valentinas palaiko tamprius ryšius ir su mokyklų vadovais, domisi mokytojų darbo užmokesčių, palaiko ryšių su socialiniais partneriais ir įtakoja šitų klausimų sprendimą aukščiausių lygių, sakykime, ministerijos, Seimo. Brangieji, nuolat atstovauju Telšių rajono gyventojams ir ginu jų interesus. Stengiuosi padėti, kiek leidžia mano kaip Seimo nario pareigos. Buvau, esu ir liksiu ištikimas Telšių krašto žmonėms.